Labas YouTube, čia piešimo pamokėlių kanalas. Šiandien aš jums pamokysiu, kaip reikia nupiešti tobulą, labai galbūt tobulą daiktą. Šiandien atskleisiu, ką aš jums padėsiu nupiešti, tai liks paslaptis. Jūs paskui turėsite atspėti, ką aš nupiešiau. Bet iki šiol tai liks paslaptis. Na ką, ar galime jau pradėti? Čiumpam teptukus ir darom jums staigmeną, mielieji. Gerai, pasirenkame geltoną. Ir lengvais potėpiais padarom du lovelius. Tokie panašiai du loveliai, ar ne? Kaip anksčiau sakydavo mano mama. Piešk taip, kaip tau atrodo. Ir tokia kaip debesėliai. Na, čia tik panašiai. Dar galime, kaip sakoma, čia viduj padaryti skylę. Va, viena skylė. Kadangi piešiame su kompiuteriu, nelabai išeina nupiešti. Bet gal jums ant lapo išeis geriau. Atleiskite. Alio? Nieko, nesenai atsikėliau. Atleiskite už trukdymą, buvo menkų nesklandumų. Tęsiame toliau. Paimame baltą. Piešiame tiesią liniją. Ir dar tokia tiesią liniją. Panašiai taip ar ne? Čia per vietą tokia brūkšninė linija. Ir galbūt jėkos panašu. Na kągi, štai ir nupiešėme. Na, o dabar beliko tiesiog užbaigti vieną detalę. Nupiešti perskyrimą. Štai. Na ką. Kaip jums? Ačiū, kad žiūrėjote, kaip kas čia toks buvo, atspėkite. Taip, tai buvo dažų indelis, vandens dažų indelis, kurį naudoja kiekvienas moksleivis. Todėl šiandien ir išliko ironija vienintelė ir galutinė. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir galbūt dėkoju YouTube, ačiū YouTube, bus dar sėkmės.